Labadiena! Šiandieną esame Holivudo projekte, kuriame turime parduoti 3 kambarių butą 77,5 kvadrato. Norėčiau trumpai papasakoti apie šį rajoną. Šis rajonas randasi šalia Danės upės. Taip pat dviračių mylėtojams yra nutiestas dviračių takelis iki pat Palangos. Netoliese rasite botanikos sodą, pačią moderniausią Tauralaukio mokyklą. Ir taip pat čia yra šalia parduotuvės, degalinės, vaistinės, ligoninės. Viso to, ko jums gali prireikti patogiam gyvenimui. Ir tai dar ne viskas. Jeigu jums yra reikalingas viešasis transportas, autobusas atvažiuoja tiesiai į kiemą. Na ir trumpai dar apie Holivudo projektą, jog energetinė naudingumo klasė yra A+, elektromobiliams yra įrengta didelė pasikrovimo aikštelė ir kiekviename name yra įrengtas liftas. Na, o dabar galime eiti į mūsų butą. Einam kartu. Prašome užeiti ir apžiūrėsime butą kartu. Na štai ir įėjome į mūsų butą, esame koridoriaus zonoje. Pažiūrėkite, kokia didžiulė yra prieškambario spinta, kurioje tikrai tilps visi jūsų lauko rūbai. Na ir kiekvienos moters svajonė didžiulis veidas. Ir turbūt kiekvieną kartą, kai išeisime iš šių namų, mes palinkėsime savo gražios dienos. Paveikslai yra kiekvienų namų siela, todėl šį butą mus pasitinka vienas žinomiausių norvegų tapytojų Van Zylės kūrinys Jūra. Einame toliau ir parodysiu jums vonios kambarį. Esame vonios kambaryje. Dažniausiai praktikoje sutinkame, jog turime arba dušo, arba vonios zonas. Tačiau tik ne šioje vonėje. Čia jūs turėsite ir dušą, ir vonę. Be to, čia yra įrengtas grindinis šildymas. Ir pažiūrėkite, kokios gražios bei didelės Patagonijos plytelės suklijuotos. Esame miegamojo zonoje. Norėčiau paminėti, jog šio buto stilistika tai yra klasikos mylėtojams. Ir šiame bute jūs matysite labai daug išskirtinių baldų, kurie buvo gaminti būtent šiam butui. Tai šio miegamojo lova taip pat yra neišimtis, ji buvo gaminta pagal spec užsakymą. Svečių, darbo ar vaiko kambarys. Čia taip pat jūs rasite visiškai ergonomiškai ir komfortiškai sudėliotus baldus, nemažą spintą, komodėlę po televizorium, sekciją bei darbo stalą. Ir ką norėčiau paminėti, jog šio kambario sofa su miegama dalimi yra gaminta iš tempūros audinio, kas užtikrina žmogaus kūnai ergonomiškumą. Norėčiau paminėti, jog šio buto savininkas šį butą įsirenginėjo savo, todėl tai darė su meile ir kaip matote, visi baldai, visos medžiagos yra be galo kokybiškos ir tikrai nebiudžetinės. Tai vienas iš pastebėjimų, jog mes turime visur sudėtas medinės duris, taip pat yra padaryta papildomai garso izoliacija, jog negirdėtumėte kaimyno ir sudėta vinilinė danga. Na ir šių namų širdis tai svetainė. Ateikite ir pamatysite, kokia jinai yra erdvė. Ir kiekvienas baldas, kaip ir minėjau, buvo sukurtas būtent šiems namams. Čia pamatysite virtuvę, kuri yra pagaminta iš kvarco ir jo plautuvė taip pat yra išlieta iš kvarco. Stalas yra dengtos medžio lukštu, valgomojo kėdės taip pat. Na ir mūsų žymusis kampas. Kampas buvo pagamintas iš tempūros audinio, tai vėl yra ergonomiškai ir pagal kiekvieno kūno svorį bei linijas pritaikytas baldas. Šiam butui priklauso 2 balkonai. Vienas iš miegamojo išeinant, kitas iš svetainės zonos. Abu 2 balkonai yra tikrai pakankamai erdvus ir dideli, kad jaukiai galėtumėte leisti savo vasaros vakarus. Jūsų komfortui užtikrinti kiekviename kambaryje yra įrengta po kondicionierių. Na ir pabaigai norėčiau paminėti, jog šio buto stilistiką kūrė interjero harmonija. Šis butas, kaip matote, yra ergonomiškas, komfortiškas ir pritaikytas kiekvieno žmogaus tipui, nuo vienam gyvenančio iki šeimos. Tikiuosi, kad šioje stilistikoje jūs atradote savo namus ir greitų metų mes pasimatysime.